Kartą į mėnesį gal išpilos vandens. O dabar patarimai, kaip kambarines gėles panaudoti kompozicijose, kaip jas derinti su prieskoniniais augalais ir šiuo metu žydinčiomis gėlėmis. Čia mes radom tokią kompoziciją, čia viskas puiku, bet vėlgi truputėlį viskas buvo gerai padaryta, bet per žemai, vėlgi labai užstojas šviesą. Ne kiek saulė, bet šviesą. Ir augalai truputėlį stiebėsi, bet aišku, jiems sunku, kad tai daryti. Jis yra nedideliuose vazonėliuose, tai mes pabandysim pakoreguoti. Šitas augalas yra miręs. Jau mes išgelbėti nepavyks. Tada mes jums, kadangi neliūdėtumėt baisiai, įsodinsim rozmariną. Danguolė ir Henrikas Tautkai kompozicijas patarė kurti iš kambarinių augalų ir kartu juos derinti su šiuo metu žydinčiais įvairiais augalais. Šįkart pintinėje mes komponuosime rozmariną ir žydinčią azaliją. Sodinsime tokiu pat būdu. Įberiame keramzito arba akmenėlių, pilame universalaus žemės mišinio, dedame ekologiškų trąšų kondit su pieno išrūgomis. Pavyzdžiui, turim gebenę, kuri turi labai gražų kritimą. Man pačios šitos gėlės yra labai patinkančios, ypač kompozicijose, nes jos turi kritimą žemyn, tai bėgimas į tolį. Ir gebenės yra gražios, va šitos yra margalapės, tikrai labai nuostabus augalas. Ir mes jį panaudojame. Mažai reikalaujantis priežiūros visų pirma augalas gebenė. Ir va, pavyzdžiui, matote, į krepšelį komponavus, jisai turi kristi žemyn. Va, turi tą savo augimo kryptį žemyn. Kitas augalas auga į viršų, jis tikrai neaugs žemyn, jis auga į stačiai ir jį galima komponuoti. Tai mes va dabar padėliosim kelis variantus, apsispręsim ties ko sustojam ir taip susodinsim. Danguolė ir Henrikas Tautkai sako, jog tokioms kompozicijoms reikėtų naudoti ekologiškas trąšas, nes čia pasodinti prieskoniniai augalai bus naudojami maisto ruošimui. Toliau, kaip matote, Danguolė azaliją derina su kambarinė gebenė. Čia tiesiog irgi floristikoje naudojami tokios kompozicijos, ar ne?